Sveiki atvykę į Bakerėją. Aš esu Laura, šiuo metu esu Bakerėjos įkūrėja, kepėja. Tai prieš tai šitas mano kepimo hobis buvo labiau namų virtuvėje ir galima sakyti po pusės metų ar metų labiau. Ta mano tokia kepyklos svajonė išsipildė ir visus dabar galiu vaišinti savo kepiniais Marijampolės centre. Mokykloje sakyčiau, kad taip gal viskas vidutiniškai sekėsi, nebuvo kažkokio vieno dalyko. Tai net sunku pasakyti iš tikrųjų, kuris geriausiai sekėsi, taip visko po truputį sakyčiau. Tai atrodo gal visiems iš šono, kad tas kepyklos priekinis vaizdas, kad viskas yra labai paprasta, kad tu ateini, nusiperki bandelę duoną. Bet iš tikrųjų praeina kelios dienos, kol mes ateinam iki šito vaizdo, matom tas bandeles duonas. Tai iš tikrųjų čia ne parduotuvė, ne prekybos centras, kur visada visko bus galima rasti ir kad mano rankos turi irgi limituotas galimybės, už tai ir produktų kiekis yra limituotas ir kad tai yra rankų darbas, kuris yra kitoks negu tai, ką mes perkam parduotuvėje ir už tai ne visada visko bus, ne visada viską randa žmonės, ką ateina. Tai, kaip sakant, kas pirmesnis, tas gudresnis, kas anksčiau atsikelia. Netgi neturim dar kol kas oficialaus logotipo kažkokio, nes net neįsivaizduojam, kurį galėtume čia kabinti. Bet laimiai turim šiokį tokį ryšį su Ispanija ir neseniai buvo Lauros tėvai tenai ir parvežė mums tokias labai gražias plyteles, tai mes jas pasikabinom. Aš rytais, kai einu anksti į darbą, tai būna 5 ryto, kažkur po 5. Tai nežinau, kai turi savo verslą, kažkaip kitaip žiūri į viską, bet iš kitos pusės aš galvoju, kiek daug turim galimybių, kiek daug turim darbų, kiek visko galim išbandyti, kad net atrodo, jeigu aš neturėčiau kepyklos, nežinau, ir tiesiog galėčiau bet ką daryti, tai net ir einant pro tą patį McDonald's ryte keičiasi ten pamainos ir aš viską matau, tai atrodo, faina būtų ir tokį pabandyti dalyką, tai iš tikrųjų, nežinau, neribočiau savęs kažkaip ir iš tikrųjų turim daug tų visokių darbų, ką galim išbandyti ir atrasti, kas savo patinka, tai nebūtų kažkokia didelė tragedija, kad nežinau, jeigu negalėčiau kepti bandelių ir duonų, tai manau atrasčiau, kas ir kitas galėtų atnešti džiaugsmą tokį. Tai dar mesti nebuvo minčių, šiaip toksai po 1 mėnesio, po 1, 2 bendras nuovargis buvo, nes buvo tokia žmonių apgultis, kur vos spėjom suktis. Tai, bet to noro mesti tai dar tikrai nebuvo, man atrodo, per mažai dar laiko praėjo, tai kol kas dar viskas tam tokiam pakylėjime, džiaugsme, kur džiaugiamės kiekvienu klientu, kuris sugrįžta su naujais klientais, tokiais naujais ryšiais. Su visais galim pasišnekėti, išgirsti kitų istorijas, labai smagu išgirti atsiliepimus apie bandeles, apie duonas. Tai tikrai dar kol kas tai negalvojam tokių minčių. Kol mes apie ją galvojom, tai jinai labai atrodė didelė ir pirmiausia pamatėm šitas patalpas, apsižiūrėjom ir mums jos patiko, lyg atsirado tokia vizija galvoj, kad čia galėtų būti mūsų kepykla. Ir tada viskas po truputį pradėjo rutuliuoti, šitų patalpų remontas, įsivaizdavimas, kur kas galėtų stovėti, nežinau, virtuvė, kur kokie stalai, kur krosnės. Ir taip truputėlį po truputėlį, žingsnis po žingsnelio viskas dėliojosi, tai taip dabar atgal pagalvojus, tai iš tikrųjų, nors ir užtrukom čia mes kokią pusę metų, bet viskas daug paprasčiau, kai imi daryti. Tai aš kaip sakau, kad visos tos baimės, tas didumas atrodo mūsų galvoj, kol mes nepradedam imtis kažkokių žingsnių ir daryti,
Tai iš tikrųjų svarbiausia yra žengti tą pirmą žingsnį ir tada viskas, kaip sakant, pasidaro darymo būdu. Tai va, turbūt tiek kol kas. Ir nežinau, ačiū. Ačiū Jums.